Pavasaris išties toks metas, kai dirvožemio gerinimas sodininkams ir daržininkams kartais tampa galvos skausmu, kur įsigyti kokybiško komposto, tuo pačiu neišleidžiant daug pinigų. Mūsų siūlymas pasidomėti jūsų regione esančiais sąvartynais, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėmis. Daugumoje jų tikrai rasite tai, ko ieškote – kokybiško komposto. Kodėl apskritai šis dirvos gerintojas reikalingas? Štai šiuo metu stovime prie mūsų komposto krūvos. Jie yra pagaminta iš organinių atliekų. Tai nėra žemė, nėra gruntas, nei akmuo, nei dar kita kokia nors uoliena. Tai yra grinai organinės atliekos. Tai yra ir medžių lapai, šakos, žolė, visa kita, kas pūvo. Tai kaip pavyzdys, dauguma, gyventojų mėgsta kažką auginti namuose. Vienas turi sodą, kitas ten daržą. Bet reikia nepamiršti rūpintis ir pačia dirvos kokybė. Nes yra nustatyta, kad maždaug apie 27 dirvos gyvavimo metus ją ištinka erozija, jeigu jie nesirūpinti. Tai tokiu metu jinai atrodo suskeldėjusi, visa suplyšusi, toks vaizdas pačios žemės. Tai reiškia, jinai miršta. O kad ji nemirtų ir duotų derlių, duotų ten gerybių kasmet, ją reikia tręšti, bet tręšti geriau kompostu. Tai yra natūralesnis būdas negu ten trąšomis ir taip toliau. Plius, naudojant tokį kompostą, susiformuoja dirvoje humusinė aplinka. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai vasara karšta, dirva tiek neįkaista ir netiduoda viso vandens. Ji kartu ir drėgna, bet kartu ir vėsi. O kai ateina naktis ir atvėsta, dirva netvėsta, jinai lieka šilta ir kartu ir drėgna. Ir tada visi augalai, visi sliekai, kas ten daugiau gyvena, visa flora ar fauna ten veši. Kaip žaliosios atliekos virsta kompostu? Kaip vyksta visas technologinis komposto gamybos procesas? Na, iš jūsų atvežtų atliekų, kurios guli kaupuose maždaug iki 1,5 metų, kurios yra palaistomos, kurios yra perverčiamos, kad tolygiau vyktų puvimo procesas, po 1,5 metų gaunasi maždaug tokia juoda masė, kurią mūsų sijotuvas persijoja. Smulkioji frakcija, kuri jis yra jau tinkamas juodžemis, krenta į vieną pusę, šakutės, visokiausios atliekėlės, celofanai ir dar kas pasitaiko šitame žalių atliekų sraute krenta į kitą pusę. Na ir mes jau paruošėme įsivežimui į birų juodžemį, kurį galima naudoti ūkio reikmėm. Kaip žinote, ar toks kompostas tinkamas jūsų dirvai? Žmonės dažnai irgi taip abejoja, netgi esame gavę tokių pastabų socialiniuose tinkluose. Ai, tas jūsų kompostas vienas šiukšlės, jis nieko vertas. Iš tikrųjų tai yra mitas, mes kiekvieną partiją savo komposto turime atlikti tyrimus ir štai netgi lentelėje įsmeigta šalia komposto krūvos, kad tai yra patikrintas, sertifikuotas produktas, kuris tikrai tinka žemės ūkio reikmėm, daržovių auginimui ir panašiai. Idant kompostas būtų tikrai geras, reikia ir mūsų gyventojų sąmoningumo surenkant ir priduodant žaliasias atliekas. Vis tiek pasitaiko ir akmenų, kadangi dažniausiai atliekos yra tai, kas sugrėbiama, surenkama tiesiog šitą ir, kaip sakant, visada neišvengiama klaidų. Reikia minti, kad atliekos ilgai gulėti negali. Nes atliekos traukia kitas atliekas, o kai susimaišo kelios atliekos, darosi kitos problemos. Jeigu į lapų krūvą įmesime buteliuką tuščią, tai iš dalies užteršime kompostą. Taigi atminkite, kad žaliosios atliekos yra lapai, žolė, medžiai, krūmai, bet ne padangos, stiklas, plastikas ar akmenys. Kuo atidžiau elgsimės pristatydami žaliasias atliekas, tuo kokybiškesniu kompostu gerinsime savo dirvą. Jei gyvenate bute ir didelio kiekio komposto jums nereikia, Alytus paruošė produktą ir tokiems atvejams. Kompostą iš tiesų galime pagaminti įvairioj formoje, dažniausiai tai jis yra įprastoj matomoj formoj, toks birus, arba galime sugranuliuoti. Bet jeigu norite į daugiabučius ar kažkokiam mėlytėm, tai galime ir taip patiekti ir naudojasi tikrai nemažai žmonių tuo. Didžiausias gyventojų norinčių gauti kokybiško komposto srautas jaučiamas vieną metų laiką. Įsimintiniausias yra pavasaris, bet taip pat ir rudenį šioks toks tas pakilimas yra. Gyventojai jau sėkmingai naudoja, mūsų aikštelėse, tai kadangi plėtra buvo dar 12 metais, tai labai stipriai išaugo tų komposto perkamumo kiekis, kadangi parduodam už savikainą, pelno kažkokio tai nesiekime iš to uždirbti ir stengiamės gyventojus šviesti, kad žinotų, kur įsigyti, bet gyventojai, kurie pabando, tai atvažiuoja dar ir dar kartą. Tai. Už ką gyventojai vertina kompostą? Neblogas kompostas, patogi vieta, greit pakrauna ir pigu. Pašnekovas pastebėjo ir dar vieną svarbų momentą. Nenaudoja plastiko pakavimui.
tai manau irgi gana svarbu. Atliekų tvarkytojai juokauja. Toks kompostas puikiai tinka jūsų dirbos gerinimui, bet netinka jūsų uošvieniai. Labai svarbu nepamiršti, kad geroje humusinėje aplinkoje uošvienėje agurkų neužauginsi. Nes jeigu prasta dirva, joje augalas paima visas ir gerasias, ir blogasias medžiagas. Tai reiškia, agurkas užauga tinkamas uošvienėms. Tačiau jeigu pas jūs bus gera, trešta, kompostų, humusinė žemė, tai jie nieko blogo tam augalui netiduos. Jis paims tik gerasias medžiagas, reiškia. Na, bet jei uošvienė gera, tai ir jos daržas nusipelno kokybiško komposto.